Sveiki, kalbant apie šitą užduotėlę atsiranda naujas dalykas – kvadratinės šaknys. Apie ką čia eina kalba? Kad mokiniai pamokoje nagrinėja kvadratinius skaičius ir mum iš pateikto natūralaus kvadratinio skaičiaus reikia nustatyti sekantį kvadratinį skaičių. Pavyzdžiui, po 49, kas yra 7 kvadratų, turėtų eiti 48. Na, o po 46 turėtų eiti 81. Ir kaipgi mums reikėtų šią užduotį atlikti? Nuo ko pradėti? Pirmiausiai, reikėtų skaityti pradinius duomenis. Tai, sakykime, rašau, kad mūsų x kažkoks tai skaičius, kam jis yra lygus, tai sveikajam skaičiui, tai yra duomenų skaitymą, paversti į sveikąjį skaičių. Kadangi tai yra tik vienas skaičius, tai mes darome input, kurį konvertuojame į sveikąjį skaičių. Na ir dabar čia atsiranda naujas dalykas, kaipgi rasti mums tą šaknį. O su šaknim galime padaryti labai paprastai, be jokių specialių bibliotekų. Tai yra, x reikia pakelti laipsnių 0 sveikų ir 50. Keliant tokio laipsnių, iš tikrųjų mes traukime kvadratinę šaknį. Ir dabar, kai jau mes ištraukiame šaknį, pavyzdžiui, 64, ištraukiame šaknį 8, mums reikia tą skaičių padidinti ir vėl pakelti kvadratu. Reiškia, sekantis pas mus būtų lygus, kam? Tai būtų šaknis plus 1 ir visa tai turėtų būti pakelta kvadratu. Ir dabar mums belieka tik tai tą sekantį išspausdinti. Pabandome su skaičiumi 64. Parašom 64, spausdinam, rašo 81,0. Kablelių mums nereikia. Šiuo atveju galime padaryti du sprendimus. Arba įjungti formatavimą ir nurodyti po kablelių 0 skaitmenų, arba šitą gautą rezultatą konvertuoti į sveikąjį skaičių. Tai yra rašau int ir skliausteliuose visą tai, ką aš skaičiavau. Ir dar kartą paleidžiam programą, rašom 64 ir gaunam 81. Koduką paimu pratestuoti, ar tikrai veikia, pateikti sprendimą, tai Python kalba ir žiūrime, kiekgi praeis testų. Taigi kodas yra teisingas, visus testus praėjo, dabar žinosite, kaip veikia šaknis ir kitose užduotyse tą galėsite panaudoti.